Bum, labai greitai pasižiūrim. Ondo, ką veikia, labai treidų, esu sumažinęs, Sol galutinai uždariau, tai liko Ondo. Turiu dar kelis treidus, aišku, swingos atidaręs, bet pažiūrėkim Ondų. Ir pasižiūrėkim dabar taip, ar ne, išsizuminkim, pasižiūrėkim pilną vaizdą, ką mes turim. Nuo all time high, ar ne, ant vienos dienos time frame. Mes visiškai voliojamės. Discount sekcijoje, ar ne, jeigu taip pažiūrėtume, kur mūsų treidas, ar ne, long termo yra. Dabar biškai iš arčiau pasižiūrėkim, turim visą šitą gražų range'ą, tai tikrai mes irgi esam discount sekcijoje. Dar labiau prisizuminkim. Pagrindinė, ar ne, ekstremali supply zona, pagrindinė ekstremali demand zona ir irgi galim pasižymėti why not, ar ne. Po to, jeigu reikės, galėsim išsiryškinti daugiau. Ir turėjom labai gražią distribuciją. Tap 1, Tap 2, Tap 3 kartu su tokiu vat range'u. Einam prie 4 valandų. Biškai aiškesnis vaizdelis, kad būtų ant 4 valandų. Gražiau viskas matosi. Čia viskas labai gražiai atrodo. Tai esam range'o viduryje. Nei pirmyn, nei atgal treidą atidarinėt, mano manimu, nėra reikalo. Risk to reward labai prastas. Tai visiškai ne į Ondo dabar neliščiau. Pagrindinis dalykas. Ką mes norim pamatyti? Nežinau, kaip čia dabar. O, dieve. Tuoj palaukit, čia mano tulsai visi O, šitas pusė velnio dar. 4 paliekam. Gerai. Ką mes norim pamatyti, ar ne? Tai mes norim pamatyti, kad einam mes toliau, ar ne? Pasiekėm range low ir norim matyti bounce. Principė, kad toliau tęstumėm range'ą ir svarbiausiai upward, ar ne, kad turėtumėm visą uptrendą, nes mes turėjom didelį breakoutą, darėm vis didesnius ar ne, aukštesnius high, nesulaužydami struktūros, nesulaužydami. Čia struktūra nelūžo, viskas išsiderinę labai šlykščiai atrodo. Tuoj palaus susiderinsim. Jo, nesulaužytas, vėlgi čia, nesulaužytas ir būtų gerai, kad mes nesulaužytum. Būtų gerai, kad mes galim truputėlį palysti, bet ant vienos dienos time frame, ant 4 valandų ar vienos dienos time frame būtų gerai, kad mes turėtumėm tik tai viką, o ne candle close. Jeigu turim candle close, mes sugrįšim atgal štai čia. Sugrįšim atgal štai čia ir treidą galutinai galim uždaryti. Tai va, tokie pagrindiniai dalykai yra. O daugiau būtų nice. Bounce'as, ar ne? Ir toliau naują high, kad įstatytumėm. Faktas, kad labiausiai norėtųsi štai šios zonos. Supply, extreme supply zonos. O daugiau viskas, tiesiog alertus susimetam visur ir stebim struktūrą. Daugiau nieko daryti nereikia šitoj vietoj. Nes šitoj vietoj uždarinėti treidą nesąmonė, arba gaunam bounce'ą ir toliau einam link ekstremalios supply zonos, arba negaunam ir jau čia pačioj uždarysim. Tai va, didžiąją dalį treido jau uždariau, tai tiesiog palieku toliau runint, ar ne, arba reikėjo jau čia viršui visą treidą uždaryti ir tada naują bounce'ą gaudyti, bet yra kaip yra. Tai vat, ir dar paskutiniai dalykai. Norit prie mūsų prisijungti? Telegramas, Oskaras Trading, viskas labai paprasta. Atsiliepimus galite rasti kur? Raudonas apskritimas, ar ne? Jie atrodo štai taip. Galite pasižiūrėti, ką nariai apie mūsų yra parašę. Dabar dar daugiau komentarų turim naujų. Faktas, kad prie mūsų kiekvieną savaitę prisijungia vis nauji nariai. Ir faktas, kad jau jau prisijungia nariai taip pat irgi parašo vieną kitą komentarą apie mūsų. Apie mokymus, apie signalų grupę, apie, žodžiu. Paskaitysit, pamatysit. Ir tada geriausiu atveju, jeigu įdėsit daug darbo, visko ar ne, galėsit gauti štai tokius payouts. Ir bus viskas liuks. Tai va, gražaus savaitgalio, rytoj vėl padarysim update'ą, pasižiūrėsim gal Ethereumą, irgi labai gražiai atrodo pas mus. O daugiau, pilas ar ne, viskas. Gerai, Šaikai, iki.